Kol lauke vis dar daug šviesos, kol fasadų įrengimui metų laikas ir sąlygos yra išties tinkamos, yra puikia proga dar sykį pakalbėti apie tai, kas yra savotiška kiekvieno namo vizitinė kortelė. Fasadas yra namo veidas. Be abejo, kaip jis atrodo, kaip tos spalvos yra tarpusavy suderintos, yra be galo svarbu. Tačiau šitame centre žmonės ne tik tais galės rasti spalvinius sprendimus. Šitam centre dirba profesionalūs konsultantai, kurie galės patarti, papasakoti, padėti išspręsti įvairius techninius klausimus, nes tai yra labai svarbu. Tai, kaip yra įrengtas fasadas, daro įtaką ne tik tais tam, ar kaimynai jums pavydės ar ne, bet tai daro įtaką ir tam, kaip jūs jausitės savo svajonių name. Medžiagų, kurias fasado apdailai pasirinksite jūs, kurias jums pasiūlys architektai ir fasado įrengimo darbus galintys atlikti meistrai, tikrai yra daug. Tačiau priimdami sprendimą įvertinkite ne tik pirminę fasado įrengimo kainą. Spalvos sodrumas, gamintojo reputacija ir kitos savybės yra labai svarbios, jeigu norite kelis dešimtmečius fasadu nesirūpinti. Jis ir pirmaisiais, ir sakykime 21 metais atrodys beveik vienodai. Todėl pasirinkimas yra ypač svarbus. Be abejo, ašis tai yra didžiausia fasadų spalvų paletė, kur žmonės tiek natūralios šviesos apšvietime, tiek dirbtinės šviesos apšvietime gali rasti, ir susiderinti, savo tinkamiausią variantą. Turime virtualią erdvę, kurioje žmonės gali praktiškai išbandyti fasado įrengimą, pažaisti su spalvom. Tai iš vienos pusės pramoga, iš kitos pusės visai kitokia patirtis ir geresnis supratimas apie tai, o kokio ašgi noriu fasado savo. Pačios unikaliausios idėjos turbūt visoje žmonijos istorijoje atsiranda iš to tarpusavio bendravimo. Taip, Covidas, sudėtinga situacija, jinai šiek tiek atitolino žmonių santykius, ar ne? Ką mes norėjom padaryti, mes norėjom sukurti būtent tokią erdvę, kurioje žmonės galėtų susitikti, generuoti naujas idėjas, nes tik tokiu būdu mes randame pačius įdomiausius ir geriausius sprendimus. Ar labai daug žmonių galėtų atsakyti, ko jie iš tikrųjų nori? Matomai 4 iš 5 žmonių vienaip suprastų, kitas kitaip suprastų tą patį žmogų, atrodo netgi taip pat kalbant. Tai šitoj vietoj labai svarbu yra ne tik pasirinkti spalvą, atspalvį ant lapelio, ant dėžutės dangtuko ar nuvykę į saloną, kad turėtų kokį pavyzdį. Bet labai svarbus dalykas yra pamatyti, kaip visa tai atrodo realiai pavyzdys savo namuose. Tai yra dabartinės technologijos, kurios leidžia savo, pavadinkime, namo į eksterjerą pamatyti vieną spalvą, kitą spalvą. Naujai atidaryta vieno garsiausių pasaulio gamintojų atstovybė laukia savo klientų. Net jeigu jūsų svajonių namų statybos tik ateinančios vasaros planuose, užsukite pasižiūrėti ir pasisemti naujų patirčių. Tada ne tik pasaulis, bet ir jūsų būsimo namo fasadas gali sušvisti kitomis spalvomis.